Sveiki, mėly žiūrovai, jūsų dėmesio yra dar vienas trumpas video reportažas, kuris bus aktualiausias lempinės audiotechnikos gerbėjams arba tiems, kurie domisi tokia technika. Ir jame paliesiu svarbiausią lempinės audiotechnikos elementą, tai yra pačias lempas. Ir tam, kad video neišsiplėstų, paimsime vieną tipą, tai šiuo atveju bus dvigubas triodas, tai yra pats populiariausias tipas lempų, kuris yra naudojamas praktiškai visuose lempiniuose stiprintuvuose, dažniausiai kaip einančio signalo stiprinimo dalyje. Gali būti naudojamas taip pat ir tarpinėse signalo stiprinimo dalyse. Vienaip ar kitaip, paėmus stiprintuvus skirtingo tipo, tai gali būti arba single net arba push-pull, su skirtingo tipo lempomis, dažniausiai mes visada sutiksime pradinėje signalo stiprinimo dalyje dvigubą triodą. Populiariausias modelis tokių lempų yra 12AX7 arba ECC83 arba 12U7 arba ECC82 ir taip toliau. Jau tikrai asortimentas neapsiriboja tais modeliais, kuriuos ką tik išvardinau, jų yra aibė ir skirtingų, su skirtingais parametrais, skirtingom charakteristikom ir kaip pavyzdį esu kaip tik paruošęs keletą lempų, kurios vieną kitą puikiai pakeičia viename ir tame pačiame testinėme renginyje. Netrukus supažindinsiu jūs ir su teste naudojamu lempinių stiprintuvų, kur mes galėsime susipažinti su skirtingomis lempų savybėmis ir tuo pačiu metu, ko galima tikėtis, kai ateina laikas keisti lempas ir tu esi jas įsigijęs arba naudotas, arba naujas pragulėjęs po 30, 40 ir daugiau metų sandėlyje, taip vadinamas New Old Stock. Trumpai, ko mes galime tikėtis. Tai čia mes turime 6922 lemputę, kuri yra idealiai veikianti, tai yra parinkta atliekant testus kaip mažiausiai iškraipimų turinti, taip pat ir mažiausią disbalansą tarp kanalo turinti lemputė. Čia mes turime New Old Stock, taip vadinamą lemputę, kuri yra pragulėjusi sandėlyje. Matosi, kad turi labai gerus išmatuotus parametrus, vėlgi buvo parduota atliekus jos matavimus, čia matosi Siemens, NOS ir pažymėta, ir emisijos pas mus, matosi, taip pat yra neblogai parodymai, tai yra 17,5 mA ir 16,5 kitam kanalui mA. Tai yra link tos idealiosios dalies einant, nes šiai lemputei emisijos geri parodymai laikomi visi, kurie yra virš 6 mA į vieną kitą kanalą ir idealus yra absoliučiai ideali lemputė, turėtų rodyti jau 19 mA. Būtent emisijos, šiuo atveju mes matome, kad lemputė yra pakankamai stipriai artėjanti prie to idealaus parametro. Tarp kitko, skirtingai nuo visų likusių lempučių, mes čia turime su paauksuotais dar terminalais. Ši lemputė yra pakankamai gerai veikianti, neturinti praktiškai disbalansą tarp kanalų, tačiau turinti tokius bjaurius triukšmus, mikrofoninius triukšmus, kurie, netrukus jos galėsite patys pamatyti, galbūt netgi ir išgirsti. Tai tas pat variantas, ko tu gali tikėtis, nepaisant to, kad buvo atlikti testavimai, lemputė pasirodė kaip gerai veikianti, tačiau būna tokių atvejų, kada tu įsigyji lemputės, tikėdamasis, kad jos buvo jau išmatuotas, jos gavus įdėjus į stiprintuvą, supranti, kad kažkas yra negerai, stiprintuvai pradeda triukšmauti arba atsiranda kažkoks kitas jų keistas elgesys ir tokių siurprizų kartais pasitaiko. Ir kita lemputė čia bus rusiškas variantas, tai yra 6N23P EV, kuri turi nedidelį disbalansą tarp kanalų, nepaisant to, kad jos iškraipimų lygis atrodo gana neblogai, bet mes turime gana didį, jaučiamą skirtumą tarp kanalų. Vėlgi čia yra tas momentas, kurį irgi gali tikėtis, kai įsigysi lemputę, gali būti naudota arba gali būti nauja, ir jeigu nėra suderinta, nėra parinkta netgi toj pačioj lemputėj stiprinimo elementų emisija, tai mes galime turėti tiesiog disbalansą. Vienas kanalas pas mus gros garsiau, kitas tyliau. Arba gali būti kitų iškraipimų. Vienaip ar kitaip, lemputės, vėlgi, jos čia turi ir
ir gerų savybių, ir tuo pačiu metu turi tokių savybių, kurias galbūt ne kiekvienas įvertina, ir vienas iš tokių yra mikrofonija, tai yra jos labai jautrios šalia esantiems elektroniniams įrenginiams, pradedant nuo Wi-Fi routerių, baigiant kokiais nors kitais elektronikos elementais, taip pat ir aplinkai. Ir būtent dėl to aš turėsiu netrukus atjungti mikrofoną, kurį naudoju. Čia pas mane yra radio ryšių transliuojamas iš siųstuvo į imtuvą mikrofonas, ir naudojant jį prie stiprintuvo jaučiami pašaliniai iškraipimai, dėl to turėsiu naudoti paties telefono mikrofoną, dėl to garsas netrukus pasikeis. Galbūt jūs girdėsite daugiau pašalinio triukšmo iš matavimuose naudojamos technikos, per kitaip aš tikrai noriu parodyti vizualiai, kaip viskas atrodo, tad iš karto jūs įspėju. Kamerą paėmiau jau į rankas tam, kad galėčiau patogiai aprodyti visus vizualiniam demonstravimui naudojamus komponentus, ir tuo pačiu metu vaizdas truputėlį gali drebėti, tai iš anksto atsiprašau dėl to. Na ir pastebėjote, kad garsas taip pat pasikeitė, kadangi negaliu naudotis įprastai naudojamu mikrofonu, kadangi, kaip jau ir esu minėjęs, lempos turi vieną iš tokių neigiamų savybių, būtent jautrumą aplinkui esantiems elektronikos prietaisams ir jų skleidžiamam fonavimui. Tai šiuo atveju būtent mikrofono siųstuvas veikiantis turi neigiamą įtaką naudojamoms lempom, jos tiesiog pagauna tą foną ir jis yra matomas jau tose pačiose grafikose ir gali sugadinti šiek tiek būtent tą patį demonstravimą. Tai tam, kad to išvengti, naudoju būtent telefono mikrofoną, tai tikiuosi, kad tai nesugadins pačio experience'o. Tai trumpai tęsim toliau ir pristatysiu, ką mes naudosime. Tai šiuo atveju mes naudosime absoliučiai klasikinę schemą, būtent single-ended stiprintuvą. Šį kartą tai pas mus bus Audion Sterling stiprintuvas, kuris turi klasikinę single-ended stiprintuvo schemą, kur mes turime dvi išėjimo lempas galingumo, tai EL34, taip pat turime pre-driverį, tai yra galingesnis dvigubas triodas, čia pas mus yra naudojamas E182CC, ir čia mes kaitaliosime lemputės visas tris, tai pabandysime iš eilės. Garsas yra išstatytas taip, kad būtų ant demonstracinės, tai yra būtent tos pavyzdinės lempos, RMS 1 voltas, nekeičiant nieko, tai mes galėsime po to tiesiog kaitaliojant lempas pasižiūrėti, ar yra disbalansas tarp jų, ir tuo pačiu metu kokius kitus įdomius momentus galime bus pastebėti. Dėl matavimo įrangos, tai naudosiu du oscilografus, tai vienas iš jų bus Leroy 9374L, kuris padės vizualiai pamatyti skirtumus tarp išmatavimo pačių, tai ir signalo pačio. Toliau bus naudojamas signalo generatorius, kur bus paduodamas 1 kHz signalas su 1 V peak-to-peak išėjimo. Taip pat naudosiu audio analizatorių, kuris mus parodys taip vadinamą greitosios Fourier eilutės vaizdus, kur matysis nešantysis signalas, tai yra būtent 1 kHz, ir tuo pačiu metu fiksuojamas visas harmonikas ir kitus triukšmus, kurie yra generuojami pačio aparato. Ir taip pat naudosiu dar vieną oscilografą, kuris mums jau tiesiog vizualiai leis pamatyti skirtumą tarp kanalų, kadangi čia mes turime galimybę matyti atskirus kanalus skirtingomis spalvomis, ne taip kaip čia, kur viskas vientisa. Tai ką, jų įdėsiu aš dabar iš karto vieną iš tam pavyzdinių lempų, tai bus būtent 6922. Taip. Dėsiu ją, įjungsim patį stiprintuvą, palauksim, kol jisai iššils, ir pasižiūrėsim, kokia situacija, kaip atrodo signalas. Netrukus viskas pradeda užsikūrinėti, šyla, sušils ir išėjimo lempas, ir tuo pačiu metu pre-driveris ir driveris. Tai mes po truputėlį galime matyti, kad jau atsiranda nešantysis signalas, tai yra būtent 1 kHz
Ir pasiekus tam tikrą lygį išsilygins ir matosi, kad vienas kitą tiesiog pasivyja. Ir mes iš principo čia stebime absoliučiai įprastą vaizdą, tai yra būtent pačio single-ended stiprintuvo. To šiek tiek leisime jam dar iššilti, kad jisai galėtų eiti į darbinį režimą absoliučiai pasiruošęs mums parodyti, ką jisai gali. Tai ką mes čia turime? Mes turime apie 1% iškraipimų, tuo pačiu metu mes matome, kad fonas yra daugmaž vienodas ties 100 Hz, šiek tiek skiriasi 50 Hz dešinį nuo kairio kanalą, bet laikui bėgant po truputėlį jisai gali išsilyginti. Čia įtaka yra mano rankos, kaip ir sakau, nes čia vien tik tai palaikius ranką tu gali pamatyti įvairiausius net neliečiant tų pačių lempų įvairiausius dalykus. Tai vat, kaip ir sakiau, net pačio telefono, su kurio filmuoju, tai yra jo irgi siųstuvai veikia, būtent radio ryšio, kad aš turėčiau mobilų ryšį, tai irgi turi įtakos ir jeigu šiek tiek arčiau jau jo prieini, tai iš karto ir reaguoja. Ką mes turime taip? Turime čia vizualiniai demonstracijai skirtingus spalvų, matosi, kad nuo disbalanso praktiškai jokio nėra. Toliau mes galime atlikti palyginimą būtent išeinančio signalo. Tai ką mes čia matome? Taip. Tai mes matome, kad peak to peak yra pas mus 1 voltas, 1,03, tai praktiškai nėra šito disbalanso, abu kanalai atrodo tikrai tvarkingai ir gerai. Ir viskas kaip ir fainai yra. Tai pabandysiu aš dabar įdėti kitą lemputę, išjungsiu šį stiprintuvą. Pamatysim, kaip užges viskas. Šiek tiek palauksiu, kol procesas nurims ir išėmęs lemputę, nespėjo dar taip smarkiai įkaisti, įdėsiu kitą. Tai taip pas mus atrodo pavyzdinė lemputė. Dabar dėsiu tą vadinamą New Old Stock, kur žmogus užsakinėja kaip naują lemputę, kurią gavo išmatuotą. Tikrai atrodo, kad visai geri yra tie parametrai. Lemputės garso potenciometrą nekeičiu, viskas yra tvarkoj. Tiesiog pakeičiu pačią lemputę, jungiu stiprintuvą ir žiūrim, kokia yra situacija. Leisim jam taip pat apšilti šiek tiek, kad jisai įeitų tą savo darbinį režimą. Po truputėlį pradeda kilti. Ir mes matome iš karto, kažkas yra negerai. Ir čia mes matome, kad tas negerai yra būtent kairiajame kanale. Ir jeigu... čia gal aš pabandysiu tiesiog garsą išjungti, kad mes tiesiog matytumėm grafiką pačius tos triukšmus viename iš kanalo. Tai būtent kairysis jisai turi triukšmus, kurie... Jeigu tai paėmus, tu jų ir nepamatysi ir net neišmatuosi oscilografę, nes signalas, tai čia viskas atrodo gerai. Jisai atrodo taip pat lygus, gražus, irgi matosi, kad jokio disbalanso nėra, viskas fainai. Tačiau va, kokie negeri dalykai darosi čia. Tai dar pabandysim čia pamatuoti. Čia irgi viskas ir atrodo fain ir jokio disbalanso nėra, bet yra kažkokie triukšmai būtent kairiajame kanale, jie gali pakankamai ryškiai girdėtis. Aš bandysiu dabar išjungti ir jungti tiesiog garso perdavimą į pačias kolonėlės ir mes netgi galėsime girdėti įvairiausius pop garsus, bet šį kartą man turbūt nepavyks to pademonstruoti, tai bala nematė. Tuomet perėsim prie kitos lempos, bet esmę suprato, net užsakinėtamas New Old Stock lemputės, kur yra išmatuotas ir panašiai, jos išmatuotas galinčios veikti, sustiprinti tą patį efektyvumą, sakykime, bet nebūtinai jos bus tinkamos naudotis ir nepridarys kokių nors kitų problemų. Su tuo reikia būti labai atsargiems. Ir kita lemputė, kurią panaudosiu eksperimentui, tai bus rusiškas variantas
6N23P. Jums ją. Garso reguliavimo potenciometro nieko neliečia absoliučiai. Leisim taip pat jam sušilt. Paleisime signalą. Ir čia iš karto matosi, kad nepaisant to, kad net dėl triukšmų iš principo labai priekaištų didelių nėra, viskas atrodo labai netgi neblogai. Sakyčiau, gal netgi kai kuris atvejais net ir geriau atrodo, bet matosi, kad yra disbalansas ir jis toks, vizualiai labai gerai pastebimas yra. Ir toks lempa kaip ir gera, bet jau viskas, jau čia jau yra tokių niuansų, kur skiriasi, štai taip, matosi, skirtumas yra nedidelis, bet jisai gali būti jaučiamas, ypač ten, kur yra jautri audio technika, likę komponentai, tai tokie bairiai iš tikrųjų pradeda būti pastebimi, ypač tiems žmonėms, kurie turi ir sakykime taip, jautresnę klausą, tai scena gali truputėlį būti pasitraukusi iš šono, ne per patį centrą. Tai toks yra momentas ir to, ko tu gali tikėtis, rinkdamasis tiek naujas pragulėjusias daug metų sandėliuose, galbūt ir nesenai pagamintas lempas, nes jos ir fainos ir malonės klausytis muzikos, bet tokių dalykų, kuriuos ką tik esu parodęs, tai yra tiek disbalansą, tiek visokiausi triukšmai, jų pasitaiko ir negali žinoti, kur ir kada gali užsirauti būtent ant tokių. Tai nei šiuo atveju, sakykime taip, pasirinkimas New Old Stock varianto yra geras, nei naudotų lempučių taip pat, nes vėlgi gali gauti tokią lemputę, kuri turės skirtingą stiprinimą tiek vienam, tiek kitam kanalui, ypač toje vietoje, kur tai yra gana svarbu, kadangi čia yra lemputė, kuri aptarnauja ir kairį, ir dešinį kanalą atskirai. Tai jeigu vienas sustiprins labiau, kitą mažiau, mes tą girdėsime disbalansą šiek tiek taip pat. Tai toks yra momentas, tikiuosi buvo įdomu pamatyti, kaip gali skirtis situacija, kada tu turi reikalų su lempomis. Kada nors paimsiu ir parodysiu jums skirtumus, kurių gali tikėtis, kuomet naudoja lempas, kurios nėra suderintos tarpusavy. Vėlgi yra svarbus momentas, kuomet atlieki lempų pasirinkimą, keitimui arba tobulinimui. Visada rekomenduoju išsirinkti būtent parinktas lempas, nes o tos parinktos tai yra pagal daugmaž vienodus parametrus. Idealu, kada jie būna absoliučiai identiški, bet jau būna gerai, kada jie būna arti vienas kito. Dažniausiai taip ir būna, nes idealių lempų taip pat yra labai sudėtinga gauti ir tos idealiai parinktos lempas absoliučiai pagal savo parametrus, jos gali kainuoti ir 3, ir 4, ir 5, ir netgi daugiau kartų negu įprastos parinktos poros, o apie tas pačias neparinktas poras, tai galiu iš viso pateilėti, nes ten kitaip yra. Nebent tau reikia tiesiog vienos lempas, kuri nebūtų kritiška jos būtent aplikacijai. Tai toks yra momentas, į kurį bandau atkreipti jūsų dėmesį, tam, kad vis dėlto yra svarbu pasirinkti būtent parinktas lemputės. Ir kartais net tos pačios parinktos ne visada būna idealias. Tai būkite pasiruošę siurprizams ir linkiu, kad tokių dalykų niekam nepasitaikytų, kad viskas būtų gerai. Tai gero garso ir iki sekančių kartų, iki sekančių įdomus reportažų. Ate.